Yra toks miestelis Lietuvoje, Šilutės rajone, kuris vadinasi Švėkšna. Paprastų žmonių miestelis, jokiais stebuklais negarsėjančioje Švėkšnos seniūnijoje. Bet ar tikrai paprasti žmonės? Ar tikrai Švėkšnoje nepasitaiko stebuklų? Švėkšnoje įvyko daug stebuklų per 14 metų, tik jie visi buvo padaryti ne kokio burtininko, o vietinių gyventojų. Švėkšnos neįgaliųjų draugija ne kartą sujudino Lietuvą savo stebuklais. Prisiminkim, kad ir nepaprasto ilgumo verbą, kuri buvo įregistruota Lietuvos rekordų knygoje. Jau eilę metų Švėkšnos miestelyje organizuojama akcija už šviesą, tai yra moliūgų žibintų vakaras, kuriame ypač aktyviai dalyvauja Švėkšnos neįgaliųjų draugija, ženkliai prisidėjusi prie bene 3 kartus pagerinto Lietuvos rekordo. Velykinių kiaušinių medys tai grinai šios draugijos kūrinys, oficialiai įvardintas Lietuvos rekordų. Švėkšnos neįgaliųjų draugija pripažinta iniciatyviausia grupė Šilutės rajone. Turim gražią tradiciją kiekvienais metais lapkričio mėnesį susirinkti ir pasidžiaugti nuveiktais draugijos darbais. Taip pat turim gražią tradiciją kiekvieną mėnesį 3 ketvirtadienį susirinkti, pasipuošę šypsenom, gėlėmis ir pasveikinti tą mėnesį gimusių žmogiukų ir palinkėti jiems visiems sveikatos, gerų metų, gražių metų. Gruodžio mėnesį yra minima neįgaliųjų diena. Švėkšnos neįgaliųjų draugija tą dieną švenčia labai atsakingai. Tądien Švėkšnos bažnyčioje aukojamos šventos mišios už neįgaliuosius. Ta diena draugijos nariams yra ypatinga. Tad ta proga juos nuoširdžiai sveikina ir šiaip niekada neatsisakantis padėti Švėkšnos seniūnas Alfonsas Šeputis. Seniūnija yra artimiausia draugijos partnerė visuose renginiuose, kurie tik vyksta seniūnijoje. Tąkart juos sveikino svečiai, rajono tarybos atstovai, vyko koncertas, kuriame uždainuoti nevengė ir patys draugijos aktyvuoliai. Suneštinės vaišės visus suartino, o gera nuotaika skatino norą naujiems geriems darbams. Pačioje Švėkšnos miestelio centrinėje dalyje, Knygnešių skverelyje, draugija ne kartą sušildė žmonių širdis savo darbais. Pereitoms kalėdoms skverelį papuošė skulptūrinę kompoziciją Snieguolė ir 7 nykštukai. Švėkšnos draugija noriai bendrauja su kitų rajonų neįgaliųjų draugijomis. Susitikę su Lietuvos neįgaliųjų pensininkų bendrija iš Telšių, labai smagiai leido laiką. Koncertavo vieni kitiems, džiaugėsi Kalėdų senelio ir Snieguolės dovanomis. Ir tai nebuvo dovanos tik tądien susirinkusiesiems. Tąkart Kalėdų senelis lankė ir sunkiai sergančius draugijos ir ne tik draugijos ligoniukus, nuveždami jiems kalėdinių dovanų. Vasario mėnesį draugija atiduoda visą pagarbą duonai kasdieniniai. Šventės metu pašventinama duonelė, jai duoneliai skiriami patys gražiausi žodžiai, posmai,
dainos. Skambant muzikai, draugijos nariai bei jų artimieji skanauja pačių iškeptą naminę duonelę, pyragus. Pasidalina šventintos duonelės gabalėliais, kad saugotų juos nuo blogio. Užgavėnės – triukšmingiausia šventė Žemaitijoje. Kaip ir ankstesniais metais, Švėkšnos neįgaliųjų draugijos nariai žibėjo per užgavėnės visu savo gražumu. Jau kelintus metus iš eilės draugija užgavėnėms pagamina morę, svarbiausią gilias tradicijas turinčios šventės atributą. Visada draugijos morė būna ypač meniškai padaryta. Šį kartą morė buvo pasiruošusi emigruoti, nes buvo su lagaminu. Bet patys draugijos nariai talentingai virtę užgavėnių personažais, kaip ir kasmet paleido pelenai savo tikrą meno kūrinį. Iki šiol nesuprantama draugijos mąstysena. Kam tiek daug darbo ir meilės, neišpasakytos fantazijos reikia sudėti į užgavėnių morės padarymą, iš anksto žinant, kad po poros valandų žmonių šėlsmo apie ją tą pačią morę ir sudegins. Neįgaliųjų draugija labai pamėgo priešais bažnyčią esantį fontanėlį su 3 balandžiais. Įvairiausiom minimom dienom jie sugalvoja šią vietą papuošti savo rankų darbais. Kiekvieną kartą savaip pažymint esamą datą. Žemės dieną ją papuošia stilizuotų sodų, o verbų sekmadienį verbomis. Vaikščiojamąją dalį iškloja gyvų gėlių kilimais su įvairiausiais raštais. O štai per šias Velykas Švėkšnos neįgaliųjų draugija išgarsėjo visoje tėvynėje. Tada jie pastatė medį, ant kurio siūbavo 7551 velykinis margutis. Tai ne šiaip sau skaičius. Paaiškėjo, kad tai naujas Lietuvos rekordas. Bet ne rekorde esmė. Kiekvienas pakabintas margutis tai atskiro darbo reikalaujantis meno kūrinys. Dažnas iš jų megztas. Tai visų metų žmonių darbas. Ir pastačius šitą medį, žmonės noriai važiavo iš tolimiausių Lietuvos kampelių, norėdami nusifotografuoti prie šito velykinio medžio. Kiekvienas iš jų dabar žino, kad yra tokia Švėkšna su savo fantastinio mąstymo žmonėmis. O tie žmonės Švėkšnos neįgaliųjų draugija vadovaujama Ingridos Riterienės. Beje, tąkart prie velykinio medžio buvo pastatyta ir velykinė suknelė. Suknelė, kurią, kaip kokie briliantai, puošė 514 margučių. Lygiai tiek, kiek tuo metu turėjo Švėkšnos miestelis metų.
vasaros metu draugija pradeda ekskursijų sezoną. Susimetę savų pinigėlių, jie aplankė Biržų kraštą, Rumšiškes, Anykščius, Telšius, Akmenės, Ventos regioninį parką. O pagal tų vietų tradiciją Biržuvėnų dvare ieškojo lobio. Kiekvienas iš tokių kelionių grįžta pavargęs, bet parsineša namo daugybę nuostabių atsiminimų, įspūdžių, nes kad ir neįgalieji, bet kol dar kruta kojos, nori pamatyti kuo daugiau ir tuo pačiu save parodyti. Vasarą neįgaliųjų draugija ypač triukšmingai pažymi jonines, kurių šventimo tradicijoms galėtų pavydėti net broliai latviai, prisiekę joninių gerbėjai. Ta vakarą ir naktį draugija pasineria į tradicijas. Pina vainikėlius, leidžia juos vandeniu, dainuoja, šoka. Jų tarpe yra nemažai muzikalių žmonių, kurie groja, o jiems grojant šoka dalyviai. Nenuilstantis visų švėkšniškių linksmintojas Vytautas Raibys, vestuvinių muzikantų festivalio šefas, taip pat prisidėjo prie tų linksmybių. Buvo begalė visokiausių konkursų ir žaidimų. Be to, kad įspūdingai pasveikintų tą vakarą esančius Jonus ir Janinas, dėmesio nestigo niekam. Jau tapo tradicija įvairiausiom progom puošti suknią Švėkšnos ponią. Ši buvo papuošta bijūnais, bijūnų žiedais. O kokios joninės be laužų, ugnies šokio, šiaudinės skulptūros liepsnojo ir dabar norisi dalyviams greičiau sulaukti naujos joninių šventės. Per miestelio šventę neįgaliųjų draugija iš gėlių išpynė fotosesijos sieną, kuri liudijo kiek Švėkšnai metų. Aguonų žiedais papuoštas viadukas, o prie villos visų laukė jau tradicinė suknia, kurią galėjo visi pasimatuoti. Daug dar šventės metu Švėkšnos miestelyje galėjo pamatyti neįgaliųjų draugijos veiklos. Galit susidėti, tik neuždėti dar kol kas. Ponia Ingrida, a galėčiau pastarauti kažką, jau pasivėlę po kojom, niekur neapdink. Kaip tam stelveis, kaip vietinis čia paaukštis gyvenu, čia ton vestų šventį. Nu, super. Super, matot, kad ir mes patys judam, krutam. Jei būt neįdomiai nedalyvautumėm. Nu. Visiems smagu yra. Nu, a jums netruko čia amerikoniškas išmislus, kaip jūs galėtum paneigti? Amerikoniškas tai yra Helovynas, o mes čia esam akciją už šviesą. O šiemet kepsim blynus ir moliugienę. Nu, vienu žodžiu, daug visko. Šių metų akcijai Švėkšnoje už šviesą draugija pradėjo ruoštis Salomėjos ir Eugenijaus Žemgulių sodyboje, kur ir gimė nauji draugijos kūriniai. Suknelė iš dekoratyvinių moliūgų ir 300 klevo lapų rožių. Pačių dekoruotais moliūgais, žibintais papuošė arką ir sugalvojo naują moliūginę kompoziciją panašią į spiruoklę. Darbščiosios moterytės prikepė šventės metu tiek moliūginių blynų, kad kvepėjo visa Švėkšna. Kvapas, sakė, iki pat šilutės ėjo. Daug dar galima kalbėti apie šią draugiją.
skirtingo amžiaus ir skirtingų ligų kamuojami žmonės, kad ir kentėdami pastovius skausmus, nepriteklius, aukštų vaistų kainas, galų gale norintys nors truputėlį daugiau valdžios dėmesio savo neįgalumui palengvinti, nepasiduoda nevilčiai. Ir iš visos dūšios rodo save visuomeniai. Rodo save, kaip negalimus dar nurašyti, kaip dar naudingus. Jie visi labai skirtingų charakterių, tad surasti vienai bendrai kalbai būtinas ir ypatingas vadovas iš jų pačių tarpo. Tokia yra Ingrida Riterienė, sėkmingai vadovaujanti kolektyvui, sugebanti įkūnyti viso kolektyvo idėjas. Beje, prieš kurį laiką Ingrida Riterienė buvo nominuota Lietuvos televizijos projekto Gimtoji žemė Jorio nominacijai, kurią ji pati įvardijo kaip visos draugijos įvertinimą. Džiaugiuosi, kad mūsų draugija turi daug draugų, bičiulių, kurie mus paremia, paįvairina mūsų gyvenimą, stengiasi dėl mūsų. Ačiū visiems rėmėjams ir mūsų pagalbininkams. Mūsų draugija yra viena didelė šeima, džiaugsme ir varge kartu. Ačiū Jums.